Esu Rusnė, gimiau ir augau Širvintose. Tai pats gražiausias kraštas visame pasaulyje. Netikite? Tuomet leiskitės į kelionę kartu su manimi ir mano šeima. Širvintų miesto pavadinimas kilęs nuo pro jį pratekančios upės Širvintos. Tačiau tai ne tik pavadinimas. Čia gyvenantiems Širvinta daugiau nei upė. Tai jų prisiminimai, gyvybė ir stiprybė. Širvinta, 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 tu šventojant skubi kaip daina, švelniai tyrai plauki, mūsų svajonė į tolį šauki. Aš Rima, be Širvintos neįsivaizduočiau savo gyvenimą gimtam krašte. Ana mūsų pasididžiavimus, mūsų gyvastis. O man patinka Musė. Jos vardas toks linksmas. Esu Paulius, Širvintos gražiausias kraštas. Čia mano šviesiausi išgyvenimai, čia mano darbai, čia mano šeima, čia mano ateitis. Pirmieji gyventojai Širvintų rajono teritorijoje kūrėsi 9-13 tūkstantmetyje prieš Kristų. Musninkų Čiobiškio Gelvonų Kernavės apylinkėse aptikta akmens amžiaus stovyklų liekanų. Legenda pasakoja, jog Širvintų miesto vardas yra kilęs nuo Širvintos upės. Žiloje senovėje per miškų tankmę prie upės kelią pramynė briedžiai, širviais vadinami. Todėl ir upė buvo pavadinta Širvinta. Nuo jos kilo ir miesto vardas. Širvintų miesto herbe šakotais ragais pasipuošusi briedžio galva, o kalavijas simbolizuoja kovas su priešais. Gražiausias perlas Širvintų krašte Kernavė, Lietuvos pradžią menanti žemė. Tai didingi piliakalniai ir Neries apjuostas Pajuto slėnis. Po šios UNESCO pasaulio paveldo vertybės sąnašų sluoksnių slypi senovės gyvenvietės, kapinynai, senosios Lietuvos sostinės medinio viduramžių miesto, sunykusio po 1390 metų kryžiuočių antpuolio likučiai. Kernavės archeologinės vietovės muziejaus ekspozicijoje pateikiama ilgamečio archeologinių tyrimų medžiaga, bylojanti apie kultūras gyvavusias šiame areale nuo epipaleolito iki viduramžių, apie baltų kultūros ištakas, apie pagoniškosios bendruomenės virtimą krikščioniškąją. Valstybinėme Kernavės kultūrinėme rezervate kasmet vyksta tradicinė rasos šventė, o Liepos mėnesį tarptautinio festivalio Gyvosios archeologijos dienos Kernavėje metu didinga piliakalnių rimti sudrumsčia atgijusi praeitis. Triūsia lietuvių ir kaimyninių kraštų amatininkai, vyksta riterių kovos, skamba senosios muzikos garsai. Pasak legendos, kai Lietuva 1387 metais apsikrikštijo ir Vilniuje buvo nugriauta Perkūno šventykla, Lizdeikos kalne gyvenęs vyriausiasis Krivis Lizdeika su vaidilutėmis persikėlė į Kernavę. Gražiausios vaidilutės Pajautos vardu pavadintas slėnis. Širvintų kraštus man ne tik legendas ir istorija. Pirmiausia, tai ypatingų šio krašto dvasingumus. Aš Kristina. Mane žavi mūsų krašto dvarai. Juose tiek romantikos, praeities ir dabarties sankirtų ir naujų perspektyvų. Širvintos daugiausia dvarų turintis rajonas Lietuvoje. Šešuolėlių dvaras puikiausias pavyzdys, kaip antram gyvenimui bendromis savininko ir paveldosaugininkų pastangomis galima prikelti architektūrinį paveldą. Kitaip nei dauguma Lietuvos dvarų, Šešuolėlių dvaras priklausęs ne vienam savininkui per stebuklą liko nesuniokotas.
Ne vieno šimtmečio dvaro istorijoje ryškų pėdsaką paliko Lietuvos didikai Radvilos. Širvintų apylinkių įžymybė – gatvinis Mikalajūnų kaimas, įkurtas 16 amžiuje per Valakų reformą ir išsaugojęs 19 amžiaus pabaigos 20 amžiaus pradžios autentiškumą. Tokių gatvinių kaimų Lietuvoje išlikę nedaug. 22 km į pietvakarius nuo Širvintų, Neries ir Musės upių santakoje yra įsikūręs Čiobiškio miestelis. Miestelis garsėja nuostabia Panerio gamta, architektūros paminklais, o ypatingai Dariaus ir Girėno tiltu. Daugelis Širvintų rajono žmonių žino, kad trumpiausias kelias į Kaišiadorį keltu, persikėlus per Nerį, varomų upės srovės. Tai yra technikos paminklas ir vienintelis toks keltas visoje Lietuvoje. Mes esame šeima, esame tikri savo krašto patriotai. Mūsų gimtose Širvintose tiek daug veiklos ir tiek daug atradimų, jog geresnės vietos savo šeimai net neketinu ieškoti.